laba diena. Labą dieną, Gediminai. Tai apsilankome dabar biodinamikos stende, parodoje ką pasėsi. Papasakokite trumpai apie įmonę. Taigi, UAB biodinamika, tai mes vadinamės kaip technologijų įmonė. Nuo 2014 metų gaminame organinės tręšiamuosius produktus. Mūsų gamykla randasi Kaišiadorių rajone, realiai vidury Lietuvos. Visas žaliavas pagrindinės, iš kurių gaminam, yra kilmės iš Lietuvos. Taip kad galim skaitytis grinai lietuvišką įmonę. Norėčiau papasakoti, kad įdiegtos technologijos pažangios, su kuriomis mes tą mėšlą paverčiam į kompostą, nenaudojam jokių cheminių preparatų paskatinimui kompostavimosi procesų, viskas vyksta natūraliai. Mes netgi matome parašytą tvarios žemdirbystės inovatoriai nuo 2014 metų. Tai 12 metų praėjo. Taip, beveik, 11, atsiprašau. Mes ambicingi esame ir išdrįsom pasivadinti inovatoriais, nes iš tikrųjų pažiūrės mūsų istoriją, nuo ko pradėjom, kaip pradėjom, su kokiam žaliavom, su kokiam medžiagom ir ką reikėjo nuveikti, kad pagaminti produktus tokius, kokius dabar mes gaminame. Tai granuliuotas trąšas, kadangi nusprendėm išbandyti, tai būdavo taip, kad važiuodavom pas pažįstamus ir ne visai pažįstamus ūkininkus į ūkius, įsidėję didmaišį į priekabą ir siūlydavom ūkiams nemokamai paimti granuliuotą mūsų trąšą ir pasibandyti. Ir visokių buvo cirkų. Ir buvo cirkų visokiausių, kad ne visi priėmė tas mūsų granuliuotas trąšas bandymams, kiti juokėsi su šypsena veide, žiūrėjo, ta prasme. O dabar kur eksportuojat netgi, galima taip sakyti? Ir kur buvo eksportas vykdomas? Taip, o dabar situacija yra tokia, kad tų granuliuotų trąšų mes neturim galimybių tiek pagaminti, kiek galima būtų jų parduoti. 70% ar daugiau išvažiuoja iš Lietuvos eksportui, pagrindė į Lenkiją. Turim labai stiprius partnerius Lenkijoje. Tai aišku, mūsų kertinis produktas tai yra mūsų agrolinija S. Tai yra skysta organinė trąša biostimuliatorius per brūkštį, kuris yra pagamintas iš tos pačios žaliavos, tai kraikinio galvijų mėšlo komposto. Ir jau užsirekomendavęs metai iš metų. Jo, tas produktas nuo 2017 metų jau yra Lietuvos rinkoje. Lietuvos ūkininkų, daugumos ūkininkų tikrai žinomas produktas. Drįstu teigti, kad tikrai daug ūkininkų yra pirkę, įsibandę ir tapę mūsų lojaliais klientais metai iš metų. Kiekvieną pavasarį užsisakinėja, naudoja šitą produktą. Bet taigi ne tik ūkininkai. Bet tik ne tik ūkininkai, netgi ir daržininkai, sodininkai naudoja. Sodininkai ir daržininkai šiais metais iš tikrųjų atkreipėm didelį dėmesį į susidomėjimą mūsų produktų iš smulkiųjų sodininkų, daržininkų, ūkininkų, kai mes vadinam, ir sukūrėm produktą būtent jiems, kad galėtų laistyti savo auginamas daržoves, uogas, vaismedžius, vaiskrūmius, netgi gėles organinių produktų. Kokia norma yra? Tai yra 100 ml produkto 10 litrų vandens. Paruošiam tokį tirpaliuką į laistytuvą ir palaistom vieną kartą per savaitę. Tai šitas 1 litras... 10 savaičių užtenka. Tai 10 savaičių 1 litras. Tai realiai 100 litrų vandens. Tai tie sodininkai, kur turi nedidelius darželius ar sodus, ten 4-6 arų, tai sakykime, sezonui kelių buteliukų tokių pilnai užtenka palaistyti braškiams, serbentams, rastams, bet viskam. O kiek kaštuoja, va taip, žmogus ateit, pasakyk man, Artūrai, kiek kaštuoja štai toks reikalas? Kaštuoja, tai iš tikrųjų padarėm, kad būtų tikrai prieinamas produktas visiems. Sakykime, jo kaina, sakykime, tarp 2 ir 3 eurų svyros. Čia reikia iš tikrųjų žiūrėti pačią logistiką gal daugiau. Jeigu užsisakys klientas, kiek mums kainuos iš gamyklos, nusiųsti jam
jo adresu pateiktų Lietuvoje, sakykime, tai... O kur platinama? Bet manau, su logistika, su visko čia 5 eurų ribose. Tai yra granuliuotas kraikinis galvijų mėšlo kompostas, sakykime, paprastai. Oho. Nėra, jokio kvapo nėra. Nėra. Nu, lengvas toks. Minimaliai. Kad kilmė būtų aiški, tai lengvas kvapelis yra. Aha. Gaminam dar vieną skystą trąšą, sakykime, stimuliatorių, tai iš organinio sapropelio pagaminta sapropelinė ekstrakcija. Tai augalinės kilmės žaliava. Kaip žinom, sapropelis labai turtingas reikalingomis maisto medžiagomis visomis, fitohormonais, netgi vitaminais B ir C, natūraliais antioksidantais, polifenoliais ir taip toliau. Turi unikalią savybę sapropelis, tikriausiai visiems žinoma, bet vienu žodžiu, sapropelis pakeičia fizinę struktūrą dirvožemio, sudarydamas membraną, kada ištisai laistai per laistymo sistemas naudoji. Tai dirvožemė susidaro nanodalelių lygyje membrana, kuri pristabdo drėgmės išgaravimą iš dirvožemio ir tuo pat sulaikydama maistės medžiagas. Tai reiškia, kad ūkis gali taupyti vandens išeikvojimą per sezoną ir maistų medžiagų sutaupimą, sakykime, augalams. Tai mūsų vienas iš naujesnių produktų, aišku, jau 2 metai mes jį gaminam. Jį pristatėt, man atrodo, Agrovizijai. Taip, Agrovizijai mes jį puikiai pristatė mūsų klientas ūkininkas netgi, kuris iš tikrųjų vienas iš pirmųjų jį rimtai pasibandė ir dabar jau mes praeitą savaitę jam ir jo draugam išvežėm tam tikrus kiekius šito produkto ir jie jau pradėjo jį naudoti. Tai šitas produktas pasireiškia kaip, sakykime, savo stiprybę, nes yra mineralinių MPK 1148, sakykime, kiekis ir plus visa organinės medžiagos ir junginiai iš organinio sapropelio. Tai ir huminės fulvo rūgštys, polifenoliai, fitohormonai. Nu, bet viskas tik biologiniai produktai pas jūs. Jokios sintetikos. Taip, Gediminai, mūsų, sakykime, įmonės misija ir yra tokia, kad prisidėti prie tvarios žemdirbystės, sakykime. Taip, mes dirbam realiai ir be atliekų, kaip sakoma, žiedinės ekonomikos principais, atliekų neturim. Mes braškės irgi stengiamės auginti ekologiškai ir tiesiog reikalingos natūralios trąšos. O jūs namuose visų ūkių turite? Turim ūkių, braškių ūkių turim. 1 hektaro. Radviliškio rajone, Vaitiekūnai. Ar pagirsite biodinamiką už jų produktą? Tai būtinai labai gera produkcija. Iš tikrųjų norim pasidžiaugti, kad su kiekvienais metais vis populiarėja tos organinės trąšos, bei stimuliatoriai mūsų gaminanti. Ką perduotumėt, ką biodinamika norėtų palinkėti savo klientams ir ūkininkams prasidėjusio sezono proga, kad štai šios parodos proga? Tai pirmiausia ir svarbiausia, tai norėčiau, aišku, palinkėti gerų ir sėkmingų derlių, kad kiekvienas ūkininkas pasiektų savo tikslų. Nežinau, yra skirtingų ūkininkų, vieni siekia pasistatę planus gauti didesnius derliaus priedus, kiti ūkininkai turi mažesnių, sakykime, tikslų, kad tik uždirbti pelną stipriai neinvestuojant. Tai visiems iš tikrųjų linkime gerų metų, gerų orų, gero vėjo ir gražių derlių. Ir aišku, norėtume, kad vis daugiau ūkininkų į savo tręšimo planus įtrauktų organinės, biologinės kilmės tręšimuosius produktus ir trąšas. Nes iš tikrųjų tu apsaugai dirvožemį, tu gauni tą jau visiškai ekologišką produkciją. Pastiprina ir pačio augalo imunitetą, mažiau reikia augalų apsaugos priemonės naudoti.